Sveiki, pristatysiu Jums pagalbos reikalavimus taikomus šiai priemonei. Esu Gytis Petrukaitis iš Centrinės projektų valdymo agentūros procesų valdymo skyriaus. Taigi, dokumentas pagrindinis, kuriuo yra teikiama pagalba, yra praeitų metų pabaigoje priimtas komisijos reglamentas, tai yra naujas de minimis pagalbai taikomas reglamentas. Kaip matot, numeris 2023-2831, tai atkreipsiu dėmesį, kad aprašas buvo patikslintas. Na ir patį tekstą reglamento rasite apačioje pateikta nuoroda. Kasgi svarbaus? Tai visų pirma, siekiant kreiptis dėl paramos, reiktų įsivertinti, ar atitinkat keliamus reikalavimus. Tai yra reikalavimai pačiam pareiškėjui, tai yra pagalbos gavėjui, ar jis yra smulkaus vidutinio verslo subjektas, sutrumpinta SVV, tai yra ar jis priskiriamas labai mažai įmoniai ar vidutiniai. Taip pat pagalbos gavėjai neturėtų būti priskiriami patiriantiems sunkumų ūkio subjektams. Ir teikiamai pagalbai jau reikėtų įsivertinti, argi turite teisę gauti de minimis pagalbą, tai yra, ar neviršysit leistino pagalbos dydžio skirto vienai įmoniai ir ar prašoma pagalba visgi patenka tai veiklai, kurios yra remtinos pagal šį reglamentą. Pradėkim nuo statuso. Kaip įsivertinti, ar atitinku? Tai visų pirma, reikia žinoti ribas, o ribos yra taikomas ne tik kad pareiškėjui, bet ir visam ūkio subjektui. Tai yra tam tikrais ryšiais susietų subjektų grupiai ir joj turėtų nebūti daugiau kaip 250 darbuotojų skaičius, tai yra etatų skaičius, ne tikrų darbuotojų skaičiuojant vienetais, ir metinė apyvarta arba balansas neturi viršyti atitinkamai 50 milijonų arba 43 milijonų eurų. Ir kągi turėsit jūs pateikti, taigi turėsit pateikti SVV deklaraciją smulkaus vidutinio verslo ir užpildo ją pareiškėjas pagal nustatytą formą. Ji yra Ekonomikos inovacijų ministerijos tinklalapį ir taip pat yra patalpinta prie priemonės CPVA tinklalapyje nuorodas, ir pildyti turėtumėt ne tik savo duomenis, bet ir tiek susijusių, tiek ir partnerinių įmonių. Apibrėžties nuorodas pateikiu, kad būtų lengviau susirasti, tai yra taikomi iš tiesų tiek ES, tiek nacionaliniai teisės aktai. Ir labai svarbus momentas vertinimo, tai yra įsivertinti numeris 1, tai yra ryšius, kokiegi ryšiai sieja jūs su kitom įmonėm, ar jie patenka į įstatyme įvardintus susijusių ir partnerinių įmonių ryšius. Tik nustačius ryšius ir priskyrus jiems atitinkamai tas dalis ir tai įvertį, koks jis turėtų būti atliekamas tada pildoma deklaracija ir atliekamas statuso vertinimas. Kaip matot, tiek darbuotojų skaičius įsivertina, tiek balansinė turto vertė, tiek metinė apyvarta. Irgi lentelę štai taip, kaip pavyzdį pateikiu, jeigu įmonė dirba mažiau negu 250 darbuotojų ir metinė apyvarta yra, tarkim, mažesnė negu 50 milijonų eurų arba turtas 43 milijonai, jūs patenkant į smulkaus vidutinio verslo ribas ir jūs būtumėt tinkamas pareiškėjas šiuo atžvilgiu. Taip pat, kas yra svarbu žinoti, kad vertinami ne tik metai, bet jeigu 2 metus iš eilės jis nesikeitė, vertinama pagal 2 metus, jeigu keitėsi pastaruosius 2 metus, tuomet vertinimo pagal 3 metus. Lygiai taip pat norėčiau atkreipti, kad ir pildant SVV deklaraciją
be reikalo nepildytumėte 3 metų, jeigu 2 pastarosius metus nesikeitė. Pavyzdžiui, buvote vidutinė įmonė pagal 2023 metų duomenis, nes pildant deklaracijas tik tais metinius duomenis, pilnų metų finansinių duomenis. Ir atitinkamai, jeigu 22 metais buvo vėlgi tas pats statusas vidutinė, tai jau už 21 metus ir nereiktų pildyti deklaracijai duomenų, nes įmonės statusas nesikeistų. Jeigu keičiasi taip, tuomet reikia pildyti. Irgi, kuomet įmonė yra savarankiška laikoma. Tai yra, ką reiškia savarankiška? Tai į SVV deklaraciją būtų įrašoma tik tai jos duomenys. Nebūtų rašoma nei susijusių, nei partnerinių, nes tokie ryšiai nėra priskiriami įstatymė, dėl kurių yra atliekamas vertinimas nustatant statusą. Tai yra, kai jos ryšiai apačioj, žiūrint, iki 25% sudaro su kita įmonė, tai yra tiek jūsų įmonė, tiek jūsų įmonėje ar ūkio subjekte nėra didesnio ryšio kaip 25% dalyvių balsų ir nėra jokių kitų susitarimų, dėl kurių galėtų būti lemiamas poveikis, vienintelis yra štai toks ryšys, tai tuomet tokia įmonė nebus laikoma susijusi ar partnerinė su šia jūsų įmonė pateiktoj deklaracijai. Taip pat, jeigu yra taikomos tam tikros išimtis, jeigu rizikos kapitalas, ar universitetas, ar instituciniai investuotojai, ar maža vietos savivaldos institucija, šiuo atveju Neringa Lietuvoje tik tais patenka į tas ribas taikytinas, nuo 25 iki 50% turi dalyvių balsų jūsų įmoniai, tokiu atveju vėlgi ryšys nesusidaro partnerinis, nei susijęs. Ir tokiu atveju su įmonė lieka savarankiška. Kuomet jie nėra savarankiška? Tuomet, kai ryšys yra daugiau kaip 25% dalyvių balsų ar turtinių teisių, tokiu atveju, jeigu jos neviršia 50, susidaro partnerinės įmonės ryšys. Jeigu 50 ir daugiau, tokiu atveju tas ryšys yra susijusios įmonės. Ir kaip žinia, esminis yra skirtumas tarp susijusios ir partnerinės, kad susijusios duomenys yra sumuojami 100% ir dedami prie jūsų įmonės tiek finansinį, tiek apyvartą, tiek darbuotojų skaičius. Tuo tarpu partnerinės yra proporcingai turimai dalyvių balsų ar turtinių teisių daliai, kuri yra didesnė. Ir labai dar svarbus aspektas, kad jeigu jūsų įmoniai turi 25% ir daugiau dalyvių balsų valstybė ar savivaldybė, tokiu atveju toks subjektas nepriskiriamas SVV subjektui ir yra laikomas didelė įmonė ir tokiu atveju dėja, bet nėra tinkamas pagal šią priemonę pareiškėjas. Ir susijusi įmonė ryšiai ir partneriniai įmonės ryšiai yra nustatyti įstatyme. Esminis yra turbūt momentas, susijusi įmonė, kada yra laikoma, kai turi 50% ir daugiau dalyvių balsų, arba pagal tiesiogiai, arba pagal sutartis, ar pagal kitus sudarytus sutarimus, turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje arba jūsų įmonėje. Tai arba gali daryti lemiamą poveikį jūsų įmonė, arba jūs galite daryti. Tai tokiu atveju tos įmonės bus laikomos susijusiamis. Partnerinės įmonės ryšiai apsiriboja iki 50% nuo 25% ir faktas, kad joje jūs neturite galimybės daryti lemiamos įtakos, ar jums negali daryti tokia partnerinė įmonė lemiamos įtakos, tik tuomet ji bus laikoma partnerinė, kai turi nuo 25 iki 50% dalyvių ar turtinių teisių. Ir kas yra labai svarbu, nustatant statusą, tai yra, ar fizinis asmuo yra laikytinas ūkio subjektu. Taigi, tokiu atveju yra du variantai. Tai pats asmuo, kai jis verčiasi ekonominė veikla, tai yra teikia prekės paslaugas į rinką pats,
tai tokiu atveju jis yra laikomas ūkio subjektu, pavyzdžiui, individualią veiklą vykdantis. Kitas momentas yra pagal Teisingumo teismo 322 bylą, jeigu įmonės akcininkas tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvauja įmonės valdyme, tokiu atveju jis yra taip pat dalyvaujantis ekonominėje veikloje laikomas pagal bendrijos teisę ir atitinkamai laikomas įmonė. Taigi pats akcininkas taipogi gali būti laikomas ūkio subjektu, jeigu dalyvauja įmonės valdyme. Ir statuso, kaip matom, kai susideda partnerinės susijusias, kaip jau ir minėjau, tik tuomet atliekat skaičiavimus ir kam jūs kokiam statusui priskiriamas. Ir duomenų šaltinius, atkreipiu dėmesį, turi būti įmama turtas, apyvarta, turi būti iš patvirtintų metinių finansinių atskaitomybių. Paskutinės patvirtintos už paskutinius metus, už praeitus, iš praeitų ir už užpraeitus iš užpraeitų. Tai yra iš patvirtintų atskaitomybių dokumentų. O darbuotojų skaičius vėlgi yra, kaip ir sakiau, vertinamas ne darbuotojais fiziškai, bet iš esmės etatais, kiek jie dirbo. Tai yra etato dalis, tarkim, pusė etato, kaip čia pavyzdyje pateiktame, dirbęs asmuo yra laikomas pusė darbuotojo, nustatant SUV subjekto statusą. Ir kaip pavyzdį pateikiu už 23 metus, kaip reikėtų įsivertinti, tai kaip matom, pusė dienos dirbęs darbuotojas šiuo atveju yra ir skaičiuojama, tai yra pusė etato dirbantis kaip pusė darbuotoja ir skaičiuojama tam nuo 22 gruodžio 31 dienos, koks yra darbuotojų skaičius įmamas. Tada paskutinis mėnesis yra 23 gruodžio 31 ir tokiu būdu padalinamas iš kiekvieno mėnesio suvidurkinamas, kiekvieno mėnesio vidurkis įmamas ir išvedamas tuomet metinis bendras vidurkis darbuotojų skaičius. Taigi, koks yra čia svarbus aspektas vertinimo, tai tikiu, kad pats klientas pareiškėjas mūsų tikrai atidžiai įsivertins, ypač kai yra artimos ribos, dėl kurių jisai ypač galėtų netekti to statuso smulkaus vidutinio verslo. Tačiau atkreipiu dėmesį, kai traukiat į SVV deklaraciją susijusias ar partnerinės įmonės duomenis, jeigu jums kyla abejonių arba esate ties riba, ties kuria galėtų kisti jūsų statusas, tai siūlyčiau tikrai pasiklausti finansininkų, jeigu ne tas pats ypač finansininkas pildo, tai susijusių ir partnerinių, ar tikrai tinkamai buvo atspindėtas darbuotojų skaičius, ar netyčia nebuvo įrašyti tiesiog darbuotojais, bet ne etatais. Tai tas yra labai svarbus, kaip sakau, aspektas, kai artėjam prie ribos, ypač tos 250 darbuotojų skaičiaus. Ir kaip pavyzdį pateiksiu to statuso vertinimą, patį principą. Tai yra labai svarbu įsivertinti visus ryšius. Tai yra, kaip pavyzdys, jūs esat pareiškėjas įmonė A, A1 turite 70% dalyvių balsų, A2 turite 30% dalyvių balsų. Ir šitoj vietoj labai svarbu įsivertinti, ar A1 neturi likusių A2 bendrovės dalyvių balsų, arba bent jau kažkurios dalies 20 ir daugiau procentų, nes tokiu atveju būtų tiek A1, A2 susiję. Tai jeigu nėra šiuo atveju, kaip pavyzdį parodyta, tarkim, nėra, bet jūs įsivertinti turite. Tai tokiu atveju A1 yra susijusi įmonė, nes daugiau nei 50 dalyvių balsų, A2 sudaro 30%, tai nesiekia 50%, jokių kitų ryšių nėra, dėl kurių lemiamą poveikį galėtų daryti A2 įmoniai. Tai tokiu atveju ir lieka susijusius ir partnerinės įmonės ryšys. Ir komgi tai svarbu įsivertinti, nes, kaip matot, A2 duomenys skaičiuojasi proporcingai 0,3 koeficientu, tai tokiu atveju jos darbuotojų skaičius sudaro 240. Tuo tarpu, jeigu būtų įvertinta, kad susijusi, tai darbuotojų skaičius jau būtų 310.
Tai tokiu atveju būtų netinkamas pareiškėjas. Tai dėl to reiktų labai atidžiai įsivertinti tam tikrus ryšius ir juos atspindėti tinkamai SVV deklaracijai. Ir kaip matom, kai įsitikinam, patikrinam, tai ir šiuo atveju matom, kad ji atitinka tos duomenys, kurie leidžia įvertinti statusą, kad ši įmonė yra vidutinė įmonė, kadangi neviršė 250 darbuotojų skaičiaus, o jos apyvarta yra metinė mažesnė nei 50 milijonų. Taip pat ir turtas mažesnis negu 43 milijonai. Kitas yra labai svarbus vertinimo aspektas, ar nėra priskiriamas sunkumų patiriančiai įmonės kategorijai. Ir apibrėžtis šiuo atveju apraše teikiama nuoroda į jau išimties reglamentą bendrai 651/2014 ir yra 4 vertinimo aspektai, tai yra susijęs su nuosavo kapitalo praradimu, su nemokumu įmonės ir ar įmonė nėra patyrusi prieš tai sunkumų ir jau nėra gavusi sanavimo ar restruktūrizavimo pagalbos. Detaliau aptarsiu. Tai vėliau tai esminis yra momentas, kad vertinam tiek pareiškėją, tiek patį ūkio subjektą, tai yra visus vienetus, kurie sieja susijusių įmonių ryšiai. Kaip matom, partnerinių netraukiam, tik susijusius įmonės yra vertinamas, kad atliekam sunkumų patirinimo vertinimą. Ir šaltiniai yra taip pat paskutinės patvirtintas finansinės atskaitomybės dokumentai. Jeigu sudaro konsoliduotą, tai konsoliduotos finansinės įmonės dokumentai vertinant ūkio subjektą. Ir mes atliekam vertinimą tiek tinkamumo finansuoti vertinimo metu, tiek ir sprendimo skirti pagalbą metu. Tai jeigu subjektas bus patiriantis sunkumų vertinimo metu, ar vėliau priimant sprendimą skirti paramą ministrui ar sudarant sutartį, tai tokiu atveju ji negali būti teikiama tokiam vienetui ir nebus sudaroma sutartis. Tai reiktų atkreipti dėmesį, kad būklė įmonės turi būti nuo pat pateikimo paraiškos atitinkanti tą statusą, kad įmonė nebūtų sunkumus patirianti. Ir vertinimas pakankamai paprastai, galima sakyti, atliekamas. Iš esmės, jeigu čia matom, yra įmonės kapitalas finansiniais metais 10 000, nuosavas kapitalas liko 4 000, tai ji yra praradusi daugiau negu pusę savo kapitalo finansiniais metais, tai tokiu atveju ji būtų laikoma sunkumus patiriančiai. Nors, kaip matom, praėjusiais finansiniais metais dar buvo 6 000 nuosavas kapitalas 1000, tai nebuvo prarasta daugiau kaip pusę kapitalo, tai tokiu atveju dar praėjusiais metais ji nebuvo patirianti sunkumo. Ir patį ūkio subjektą jau vertinant tiek pareiškėjo, tiek susijusių įmonių duomenis ir juos susumavę nustatom lygiai tą patį aritmetiniu būdu sumavus rezultatą gaunam. Kad šiuo atveju, kaip matom, nėra priskiriamas sunkumų patirinti dėl to, kad bendras ūkio subjektas neprarado daugiau kaip pusę nuo savo kapitalo. Ir C kriterijus, tai yra vertinama, ar įmonė nėra moki. Tai vienas iš momentų tai gali būti jau bankrutuojantis juridinis asmuo. Tai tokiu atveju, jeigu yra iškelta bankroto procedūra, jos yra pradėtos, tai jis į pagalbą taip pat negali pretenduoti jau. Ir jeigu jisai atitinka nemokumo apibrėžtį, juridinių asmenų nemokumo įstatyme, tai visų pirma, kai negali vykdyti savo prievolių arba kai asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę. Ir ar pradėtos procedūros žemiau pateiktą nuorodą galėtumėt ir pasitikrinti. Ir D punktas yra vertinamas, ar įmonė yra gavusi sanavimo ar restruktūrizavimo pagalbą. Tai tokia, jeigu ji yra gavusi ir laikosi vis dar savo restruktūrizavimo plano, tai tokiu atveju taip ji irgi dar negali pretenduoti, nes vis dar laikoma sunkumus patiriančia.
Vertinimą atliekam iš finansinės atskaitomybės dokumentų galima pamatyti, aiškinamojo rašto, taip pat iš viešai prieinamos informacijos, taip pat ir iš konkurencijos tarybos Škotijos sistemos valstybės pagalbos registro, kurioje irgi uždėjus atitinkamus filtrus galima įvertinti, ar ji yra gavusi tą paramą. Tai tiek apie sunkumus. Ir dabar vienas svarbesnių momentų, tai ar turite teisę gauti de-minimis pagalbą. Tai kogi prašysime, tai prašysime atidžiai jūsų įsivertinti ir užpildyti vienos įmonės deklaraciją, kurioj turite nurodyti visas įmonės, kurios sieja reglamento de-minimis 2 straipsnio 2 daly nustatyti ryšiai. Tai yra vienos įmonės ryšiai, nes viena įmonė pagal naująjį reglamentą turim naujovę, kad padidinta riba, ji yra nuo 200 000 eurų mums įprastos pakelta į 300 000 eurų ribą. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad pasikeitė iš finansinių metų, pasikeitė į bet kurių 3 metų laikotarpį, taigi nepriklausytų šiuo atveju pagal šį reglamentą, ar įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, vertinami metai. Tai šiais metais teikiant de-minimis pagalbą būtų vertinami 24 metų duomenys, 23 ir 22, tai yra 3 metų duomenys, kiek jūsų vieną įmonę sudarantis subjektas yra gavęs de-minimis pagalbos. Ir labai svarbu atkreipdėmėsi, kad viena įmonė tai nėra tiesiog pareiškėjas, tai yra pareiškėjas su tam tikrais ryšiais, įvardinkim susijusių įmonių ryšiais, nes iš esmės jie yra tapatus, kaip ir nustatant smulkaus ir vidutinio verslo sąsajas, išskyrus ryšį per fizinius asmenis. Taigi, iš esmės, susijusių įmonių ryšiai tarp ūkio subjektų, kaip ir nustatyti SVV įstatymą, jie galioja, tai yra dauguma dalyvių balsų yra vienas iš populiariausių atvejų, tai yra 50 ir daugiau dalyvių balsų turėjimas kitam subjektui arba jūsų subjekte turi kitas subjektas. Taip pat, kai gali viena kita įmonė daryti lemiamą poveikį, ar turite teisę priimti sprendimus dėl susitarimų su kitos įmonės dalyviais arba akcininkais. Tai tokie ryšiai būtų laikomi sudarantis vieną įmonę ir tokios įmonės jau sudarančios vieną įmonę kartu dalyjasi tą 300 000 eurų ribą. Reiktų pabrėžti, kad transporto sektorius, tai yra krovinių vežimo keliais sektorius, įgyjo su šiuo reglamentu irgi tas pačias sąlygas ir jau nebe 100 000 eurų jam yra galimybė gauti de-minimis pagalbą, bet 300 000. Taigi atsiveria galimybės daugiau krovinių vežimo keliais sektoriui taip pat pasinaudoti de-minimis pagalbą. Ir svarbus dėmesį atkreipti, kad vertinant vieną įmonę, tai ryšiai yra vertinami tik per ūkio subjektus ir kaip jau minėjau, tas pats galioja ir SVV nustatant statusą, tai yra smulkaus vidutinio verslo tiek vienos įmonės, tai yra įmonė bet koks vienetas vykdantis ekonominę veiklą, tai šiuo atveju taip pat ir fizinis asmuo, taip pat ir akcininkas, kuris turi kontrolinį akcijų paketą ir tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvauja įmonės valdyme, ją kontroliuodamas. Tokiu atveju tai bus taip pat laikoma, jisai turi būti traukiamas į deklaraciją ir per jį ryšiai jau siejasi per ekonominę veiklą vykdantį A ir B, šiuo atveju kaip pavyzdį parodyta įmonės, jau dalinsis 300 000 eurų ribą. Ir kaip pasitikrinti galite, tai taipogi valstybės ir de-minimis pagalbos registre, Škotijos konkurencijos tarybos tinklalapyje galite atsidaryti ir pasitikrinti, užsidėję tiek arba pagal įmonės kodą ir pagal metus, užsidėję filtrą nereikšminga de-minimis pagalba, galite pasižiūrėti tiek, kiek jums, tiek su jumis, kurias jūs vertinat, kaip sudaro vieną įmonę ūkio subjektai, yra
pasinaudoja dėmenimis pagalba ir tokiu būdu suprasti, ar turite teisę kreiptis dėl pagalbos suteikimo. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį ir į neremtinas veiklas. Jos šiame reglamente išliko tapačios kaip ir 1407/2013. Tai yra sektoriai susiję su žvejyba, akvakultūra ir žemės ūkiu. Žvejybos ir akvakultūros produktai yra nustatyti pirmą priedą 1379/2013 reglamento ir jame yra įvardinti konkretūs produktai. Tai jeigu jūsų įmonė šios produktus gamina, tai tokiu atveju, jeigu prašytumėt pagalbos šių produktų, susijusių su šių produktų gamyba, tai dėja, bet nebūtumėt tinkamas pareiškėjas. Taipogi, tas pats galioja ir žemės ūkio produktų gamybos sektoriui, tik šiuo atveju produktų pačių yra nurodyti sutarties dėl ES veikimo pirmame priede. Na ir kaip pavyzdys, jeigu augina obuolius, jie papuola 8 skirsnį valgomi vaisiai, tai yra, pavyzdžiui, obuoliai ar kriaušės gali būti, tai tokių produktų gamybai pagalba negali būti teikiama. Situacijos būna įvairios ir pats subjektas gali veikti tiek sektoriumi, kuriame teikiama pagalba, kuriam gali būti pagal šį reglamentą ir kuriam negalėtų būti. Tokiu atveju yra galimybė taip pat kreiptis pagalbai tik tais tam sektoriui, kuris papuola į de minimis reglamento taikymo sritį, tai yra ne akvakultūra ir ne pirminė žemės ūkio gamybos sektorių produktai, tai jeigu jūsų įmonė veikia ir, pavyzdžiui, sektoriui, kuris galėtų būti remiamas, tai reikėtų tuomet labai aiškiai pateikti paraiškoj duomenis, kaip jūs atskiriat, kaip bus prašoma pagalbos ir kaip bus atskirta būtent tą ar per veiklą, ar per apskaitą, taip atskirta kaštai, kad mes galėtume įsivertinti tiek veiklos, tiek kaštus, kad tas sektorius, kuriam negali būti taikomas reglamentas ir negautų pagalbos. Tai tiek, dėkoju už dėmesį ir linkiu gauti pagalbos ir taip pat prašau labai jūsų atidžiai įsivertinti savo statusą smulkaus vidutinio verslo, įsivertinti sunkumų patyrimą, įsivertinti ryšius, tam, kad galėtume sklandžiai įvertinti ir jūsų paraišką laiku. Dėkoju už dėmesį.